Gero laiko, hebra. Tokią mintelę noriu, per ką dabar pats pereinu, ką dabar pats praktikuoju, ką dabar pats naudoju. Ne tik dabar, bet dabar taip gerokai atsiminiau ir yra laikas man tai praktikuoti, galvoju pasidalinsiu. Kai buvau jaunesnis, kai buvau vaikas, buvau keli metai krikščionybei, religijoje. Ir skaitydavau, matydavau dažnai eilutes, kad, kaip ten rašo Biblijoje, tipo Jėzus sako, prašykite Tėvą ir viską gausite, ko prašote, bet prašydami jau tikėkite ir dėkokite, kad tai gavote. Toliau bėga metai, augu ir iškėjo, ne, pradedu domėtis giliau, toliau apie visatos dėsnius, apie mūsų minčių proto galę, apie taip, kaip čia kas funkcionuoja, ne, kaip čia kas vyksta ir atrandu tai, ką ten skaitydavau Biblijai, tie patys dėsniai veikia, tik tai ten parašyta kitokioj formai, taip labiau gal šiek tiek į kontrolę žmogaus, į suvaržymą ir tokį pasakymą, kad čia va taip sugalvojo Dievas tau padarė, sugalvojo tave nubaudė, sugalvojo tave palaiminu ir panašiai, bet iš tikrųjų, manau, šiek tiek yra kitaip, nes kai pradėjau domėtis visatos tais dėsniais, ne, kaip čia viskas funkcionuoja, tai yra vienas iš tokių pagrindinių dėsnių traukos dėsnis. Tai kaip Biblijoje rašo tą principą apie davimo, gavimo, sodinimo, pjovimo, ne, sako, kas siejam, tą pjaunam, ką žmogus sieja, tą jisai ir pjaus. Tai va, kas gaunasi, kad mes gyvenime gaunam ne tai, ko norim, bet tai, ko nusipelnėm. Tai, ką įsivaizduojam, tai, ką jaučiam. Taip kaip pavyzdys, dabar, tarkim, vyksta permainos gyvenime mano ir natūralu, kad kyla tokių minčių nežinomybės. Tokios galimai gal dar baimės, tos nežinomybės, o kas jei bus prašiau, o kas jeigu ten neišeis, o kas jeigu neturėsiu ir panašiai ir panašiai. Bet prisimenu šitos dėsnius. Tai jeigu aš jausiuosi dabar toj nežinomybėj, toj baimėj ir panašiai, tai man žinau, kad va taip dienų bėgi, savaičių bėgi, mėnesių bėgi, įvyks tikros tokios situacijos, kurios materializuos, kurios padarys taip, kaip dabar jaučiuosi. Taip kaip pavyzdys, aš dabar jaučiuosi kažkaip dėl ateities, bet ta ateitis dar neįvykus, bet 7-8% įvyks taip, kaip aš dabar jausiuosi, kaip aš įsivaizduosiu. Tai aš galiu sėdėti sakyti, va, kaip norėčiau, kad man tenai pasisektų, bet įsivaizduosiu, kaip nepasiseka, jausiu, galvosiu, kursiu su to variantus, ką darysiu, jeigu ten neišeis ar ką, ir viskas, aš pats savo tai tada sukursiu. Tai dabar yra mano tikslas koks, žinot, ko noriu, įsivaizduot, kokios norėčiau tos baigties situacijos, kad būtų taip ir taip, kad turėčiau tą ir tą. Ir mano yra atitinkamai dabar dalis taip jausis, jau dėkoti Dievui gyvenimui už tai, kad aš jau tai turiu. Neįsivaizduot, kaip ten kas vyks ar kažką, ar kaip gali nepait, bet tiesiog ramume, džiaugsme, pasitikėjime, nežinau, kad vyks tokios situacijos taip, kaip aš dabar jausiuosi. Tai aš noriu, kad man geriau vyktų tos situacijos, kurios mane džiugins, už kurias aš būsiu dėkingas, kurios man patiks. Tai va, atitinkamai mano dabar darbas yra taip jau jausis, jau tikėti, jau kad yra gerai, kad yra geriau, kad yra sėkminga, kad yra naudinga ir jeigu aš tikrai tuo tikėsiu, tikrai taip jausiuosi, nusipelniau to.